Gyvename globaliame pasaulyje, kuriame keliauti tampa vis paprasčiau, tarptautinės kompanijos stengiasi visame pasaulyje, nematydamos valstybių, sienų ir įdarbindamos žmonės iš viso pasaulio. Iš pirmo žvilgsnio sąvoka daugiakultūrinė visuomenė ir tarpkultūrinė visuomenė atrodo panašios, tačiau tai nėra sinonimai. Kaip atskirti daržovių negalėtume apibūdinti žodžiu mišrainė. Taigi, kuo šios sąveikos skiriasi? Pateikėme keletą pagrindinių minčių, kurias jūs patys galite papildyti. Daugiakultūrinė visuomenė – tai skirtingos kultūros, tautinės, etninės, religinės grupės gyvena toje pačioje teritorijoje, bet nebūtinai bendrauja viena su kita. Tai visuomenė, kurioje į skirtumus dažniausiai žiūrima negatyviai ir randama pateisinimų diskriminacijai. Mažumos gali būti pasyviai toleruojamos, bet nepriimamos ir nevertinamos. Net tais atvejais, kai yra sukurtas teisinis pagrindas užkirsti kelią diskriminacijai, įstatymai gali būti taikomi ne visiems. Tarpkultūrinė visuomenė – tai skirtingos kultūros, tautinės grupės, kurios gyvena kartu tam tikroje teritorijoje, palaiko atvirus tarpusavio santykius, pripažįsta vieni kitus, vieni kitų vertybės ir gyvenimo būdą. Šiuo atveju kalbame apie aktyvios tolerancijos procesą ir nešališkų santykių palaikymą, kur kiekvienas yra svarbus, kur nėra pranašesnių ir žemesnių, geresnių ar blogesnių žmonių. Tarpkultūrinė visuomenė yra procesas, o ne tikslas. Dabar panagrinėsime keletą šio proceso elementų. Pakalbėkime apie kultūrą. Ką jums reiškia žodis kultūra? Yra daugybė kultūros apibrėžimų. Jie vienas už kitą ilgesni ir sudėtingesni. Tapo įprasta kalbėti apie organizacinės kultūras, ypač turint omenyje tarptautinės korporacijas. Pirmas dalykas, ateinantis į galvą, kalbant apie kultūrą, gali būti tai, ką jūs randate laikraščių rubrikose apie kultūrą. Baletas, opera, muzika, knygos ir kita intelektualinė ar meninė veikla. Šiame metodinėme rinkinyje kultūros sąvoką apibrėžiame daug plačiau. Tai yra vertybės ir elgesio sistemos, kurių laikosi žmonių grupės, siekdamos įprasminti pasaulį. Taigi, stengiantis suprasti kultūras, tarp jų ir savąją, reikia suprasti daugelį gyvenimo aspektų. Kalbant apie bet kurią kultūrą, norint ją suprasti, reikia ilgiau padirbėti ir atsakyti į šiuos klausimus. Kaip apibrėžiame tai, kas yra bloga ir kas yra gera? Kokia yra šeimos struktūra? Kokie yra santykiai tarp vyro ir moters? Kaip suvokiamas laikas, kokios yra svarbiausios tradicijos, kokiomis kalbomis kalbama, kokios maisto ir gėrimo tradicijos, kaip keičiamas informacija, kaip priklauso galia ir kaip ji įgyjama, kokio požiūrio laikomas į kitas kultūras, kaip yra juokaujama, kokią vietą užima religija. Sąrašas galėtų būti daug ilgesnis. Be to, jūs patys galite iškelti kitus klausimus ir paimti kitus aspektus. Svarbu paminėti, kad tam tikros kultūros atstovų atsakymai į šios klausimus yra panašus, tai akivaizdu ir normalu. Jie elgiasi panašiai, dalijasi tą pačią informaciją ir panašiai vertina dalykus. Tai akivaizdžiau pastebima, kai susidurime su kita kultūra ar išvykstama į užsienį. Kadangi kultūros nėra statiškos, klausimai ir atsakymai bėgant laikui keičiasi. Pavyzdžiui, pasirinkite vieną iš anksčiau pateiktų klausimų. Kaip į jį atsakytumėte, galvodami apie save ir savo laikmetį? Pagalvokite, kaip į jį atsakytų jūsų senelis. Kultūriniai skirtumai atspindi kiekvienos visuomenės pastangas išgyventi tam tikromis sąlygomis. Tokiomis sąlygomis sudarytomis iš geografinio pagrindo, socialinio pagrindo, metafizinio pagrindo, tai yra gyvenimo prasmės suvokimo. Ar galima teigti, kad vienos kultūros yra pranašesnės už kitas? Mūsų kultūrose yra tokių kultūrų, kurių nariai nesilaiko visų priimtų normų, todėl jos vadinamos subkultūromis. Subkultūrų atstovai dažnai yra mūsų kultūrose esančiose tolerancijos aukos. Pavyzdžiui, žmonės su negale, gėjai, lesbietės, tam tikros religinės grupės ir daugybė jaunimo subkultūrų. Jos gali išsiskirsti savo kalba, aprangos stiliumi, muzika, laisvalaikio leidimo būdais. Kokiomis subkultūromis priklausote jūs? Jūsų vaikai, artimieji, ar visada suprantate jų norą išreikšti save? Ar toleruojate tai? Savos kultūros pažinimas – natūralu lyg kvėpuoti. Mes visi esame gimę tam tikroje kultūrinėje aplinkoje.
Pirmaisiais savo gyvenimo etapais įgyjame žinių apie savo kultūrą. Šis procesas dar vadinamas socializacija. Kiekviena visuomenė perduoda savo nariams vertybių sistemą, kuria remiasi kultūra. Vaikai išmoksta suprasti ir naudoti ženklus ir simbolius, kurių reikšmė skirtingose kultūrose vis kitokia. Be šito proceso vaikas negalėtų egzistuoti gyvenamoje kultūrinėje aplinkoje. Paimkime paprastą pavyzdį. Įsivaizduokite, kas atsitiktų, jeigu jūsų vaikas nesuprastų raudono šviesoforo signalo reikšmės. Nėra jokio objektyvaus paaiškinimo, kodėl raudona turėtų reikšti stop, o žalia eiti. Šeima, mokykla, draugai ir žiniasklaida, ypač televizija, visi prisideda prie vaikų socializacijos. Dažnai mes net nesuprantame, kad esame šio proceso dalis. Kaip manote, kokie veiksniai daugiausiai turėjo įtakos jūsų socializacijai? Kiekvieno mūsų santykis su kultūra yra skirtingas. Kiekvienas asmuo yra savo kultūros, individualių bruožų ir patirties junginys. Šis junginys gausesnis, jeigu gyvenate dviejose ar daugiau kultūrinių aplinkų tuo pačiu metu. Pavyzdžiui, kaip antros kartos imigrantas, jūs apie savo pirminę kultūrą galite sužinoti šeimoje, o apie šalies, kurioje gyvenate kultūrą, mokykloje ir iš žiniasklaidos. Galbūt jūsų tarpe yra tokių žmonių, kurie turėtų tokios daugiakultūrės patirties. Iš kur ją gavote? Kokiu būdu įgijote šios patirties? Tapatybė. Kas aš esu? Koks aš esu? Tapatybė yra kaip ir kultūra. Galima išskirti daug jos aspektų, tiek neakivaizdžių, tiek akivaizdžių. Vienas būdų tai pažvelgti, įsivaizduoti save kaip svogūną, net jeigu nemėgstate jo valgyti. Kiekvienas sluoksnis atitinka skirtingą jūsų tapatybės aspektą. Kokie svarbiausi aspektai sudaro jūsų tapatybę? Užrašykite juos nuo 1 iki 5. 1. Jums svarbiausias, 5. Netoks svarbus. Keletas dalykų, kurie gali būti susiję su jūsų tapatybė. Jūsų vaidmenys gyvenime, dukras, sūnus, draugė, mokinė, kepėja, bankininkas. Tapatybės dalys, dalykai, kuriuos galite pasirinkti, tam tikro muzikinio stiliaus gerbėjas, politinės partijos narys, aprangos stilius, kur gimėte, kur gyvenate dabar, priklausymas ar nepriklausomas mažumai, jūsų lytis ir jūsų seksualinės pažiūros, jūsų religija. Klausimas, kuris galėtų pasirodyti keistokos. Kuo jūs nesate ar nenorėtumėte būti? Moterimi, socialistu, prancūzų, alkoholiku? Tapatybė tai ne vien savęs suvokimo klausimas. Kiti žmonės su mumis susipažįsta ir klijuoja etiketes, kurios mums kartais gali nepatikti. Tęsiant daržovės analogiją, galime savęs paklausti, kas atsitinka, jeigu vienas svogūnas kitą vadina tulpės svogūnėliu. Grįžtant prie vienos svarbiausių temų, aptartų anksčiau, žmonės gali priskirti kitus žmonės mažumoms, keldami klausimus, kas mes esame, kas yra jie. Mūsų socialinė tapatybė susijusi su vertybėmis ir simboliais. Mes skirstome žmonės į grupės, nes norime būti kitokie. Taip pat priskiriame vertybės tai grupiai, kuriai priklausome – klasiai, šeimai, draugams. Tokiu būdu mes patys save vertiname pozityviai. Pavojus slypi priskiriant negatyvias reikšmės tiems, kurie nepriklauso mūsų grupiai. Žmonių sudėliojimas į dėžutes užkerta kelią galimybei būti kitokiam, suvokti, kaip mes suprantame kitus ir kaip kiti supranta mus. Ar tauta yra kultūra? Kiekvienas mūsų turime susidarę nuomonę. Kaip matėme, žmogaus tapatybė negali būti apibūdinama vienu požiūriu. Vis dėlto dažnai esame linkę susikoncentruoti ties neišsamiais ar iškreiptai realybę atspindinčiais aspektais. Taip yra todėl, kad skirtingų žmonių grupių elgesys vienų su kitais yra komplikuotų socialinių santykių ir galios pasekmė. Norint suprasti kai kuriuos mechanizmus, mums reikia paanalizuoti stereotipų, išankstinių nuostatų ir etnocentrizmo vaidmenį. 1. Stereotipai. Stereotipai susideda iš įsitikinimų ar minčių apie tam tikrą žmonių grupę. Tai yra visuma bruožų, kuriais apibūdinama tam tikra žmonių grupė, kalbant apie jos elgesį, įpročius. Stereotipų tikslas yra supaprastinti realybę pasakant. Jie tiesiog yra tokie. Viršininkai yra despotiški, vieni žmonės yra tinginiai, o kiti punktualūs. Žmonės gyvenantis tam tikroje miesto dalyje yra pavojingi. Galbūt vienas ar kitas, bet nejaugi visi. Kartais kalbame apie stereotipus, kuriais apibūdinama grupė, kuriai priklausome, kad jaustumėme stipresni arba pranešesni už kitus. Arba norėdami pateisinti save. Aš nieko negaliu pakeisti. Mes visi tokie esame.
Stereotipai paprastai pagristi nuomonė, kurią įgyjome mokykloje, iš žiniasklaidos ar namie ir kurie apibendrinami visi susiję žmonės. Teigiama, kad stereotipai padeda mums išgyventi. Ką jūs apie tai manote? Kasdieninė kalba kartais sudėtinga nusakyti skirtumus tarp stereotipų ir išankstinių nuostatų. Išankstinės nuostatos. Išankstinė nuostata yra nuomonė, kuria susidaroma apie kitą žmogų ar kitus žmonės, gerai jų nepažinodami. Išankstinės nuostatos gali būti pozityvios arba negatyvios. Jos yra mūsų socializacijos proceso dalis, jie sudėtinga keisti ar panaikinti, todėl svarbu žinoti, kad išankstinės nuostatos yra. Paaiškinti šią sąvoką gali padėti atsakymai į klausimus apie tai, kaip gerai pažįstame savo draugus. Mes galime turėti draugų dėl skirtingų priežasčių. Nueiti kartu į kiną, eiti pasivaikščioti, padėti ruošti namų darbus, žaisti futbolą, eiti į koncertus. Bet ar žinome, kokią muziką mėgsta mūsų bendradarbiai? Ar mes tiesiog bandysime spėti? Daryti prielaidas yra lengva ir įprasta. Jeigu taip paprasta daryti prielaidas apie draugus, pagalvokite, kaip paprasta susikurti klaidingą nuomonę apie žmonės, kurių nepažįstate. Kaip jūs manote, kodėl išankstinės nuostatas sunku pakeisti? Išankstinės nuostatos ir stereotipai yra struktūros, kurios mums padeda suprasti realybę. Kai realybė netitinka mūsų išankstinių nuostatų, mūsų smegenims lengviau pradėti kitaip interpretuoti, nei pakeisti išankstinę nuostatą. Išankstinės nuostatas papildo informaciją, kai jos mums trūksta. Pabandykite nusakyti veiksmų seką iš šios situacijos. Merė išgirdo gatve važiuojantį ledų pardavėjo vagonėlį. Ji prisiminė per savo gimtadienį gautus pinigus ir nubėgo į kambarį. Jūs galėtumėte interpretuoti šią situaciją taip. Merė yra vaikas, ji norėtų ledų, ji bėga į namus pasiimti pinigų, kad galėtų nusipirkti ledų. Bet kur jūs radote šią informaciją? O jeigu pakeisti keletą daiktavardžių šioje situacijoje, pavyzdžiui, vietoj pinigai įrašyti ginklas ir pamatysite, kaip viskas pasikeis. Išankstinės nuostatos ir stereotipai apie kitokią kultūrą. Kartais išankstinės nuostatas ir stereotipus apie kitą kultūrą perimame nesąmoningai, tai atsiranda iš kažkur ir tarnauja įvairiais tikslais. Padeda įvertinti mūsų pačių kultūrą, padeda įvertinti kitokią kultūrą ir gyvenimo būdą, daro įtaką santykiams, kuriuos mūsų kultūra palaiko su kitomis kultūromis. Jais pateisinamas elgesys ir diskriminacija kitos kultūros žmonių atžvilgiu. Taigi, siekdami, kad vis dėlto naujos visuomenės nuo daugiakultūriškų pereitų į tarpkultūrinės, siekdami kurti tarpkultūrinę aplinką, turime padaryti keletą dalykų. Išanalizuoti mūsų pačių požiūrį, išanalizuoti kontrolės ir jėgos sistemas, kurios lemia nelygybę. Dialogas tarp kultūrų reikalauja daug laiko ir patirties. Tarpkultūrinio suartėjimo plėtojimas priklausys ne tik nuo žmonių atvirumo, bet ir nuo politikų, kurie turi gyvendinti daugybę priemonių, kad palengvintų šį procesą. Taip pat reikia pereiti tam tikrus etapus. Pirmas. Pripažinti, kad visi esame lygūs. Pripažinti teisių, vertybių ir gebėjimo lygybę. Nepritarti rasizmui ir diskriminacijai. Antra. Pažinti vieniems kitus, įsitraukiant į diskusijas, susipažįstant su kitų kultūrų žmonėmis, artėjant link jų, matant, ką jie veikia. Trečia. Veikti, ką nors kartu, organizuoti, bendradarbiauti, padėti vienas kitam. Ketvirta. Sugretinti ir pasidalyti požiūriu, perprasti vieniems kitiems kultūrą ir mintis, priimti tarpusavio kritiką, pasiekti susitarimą ir kartu priimti sprendimus. Praktinis užsiėmimas. Žaidimas domino. Ar žinote, kas yra domino? Pažaiskime domino su savo kūnais. Tikslas – skatinti fizinį bendravimą, padėti žmonėms pažinti vieniems kitus, padėti suprasti, kad grupėje esame skirtumų tarp individų ir dalykų, kurie laikomi bendrais. Laikas – 10 minučių, grupės dydis – neribojamas, pasiruošimas – nereikia jokių ypatingų medžiagų, galimų dalyvių savybių sąrašas, jeigu dalyviai negalės sugalvoti patys, didelė erdvė. Taisyklės – paprašykite vieno grupės dalyvio sugalvoti asmeninės savybės, kurias pasakytų visai grupiai. Pavyzdžiui, mano kairė pusė mergina, o dešinė 2 broliai. Tuomet pakvieskite ką nors iš grupės, kuris atitinka kurią nors iš šių 2 charakteristikų ir tuomet pakviestasis turi pasakyti kokią nors savo savybę vienai iš laisvų pusių. Pavyzdžiui, mano dešinė pusė mergina, o kairė rudos akys.
Pasistengkite, kad visi grupės nariai eitų paeiliui, kad pabaigoje susiformuotų ratas, kuriame kiekvienas yra su kuo nors susilietęs pečiais, pėdomis. Jeigu pasakytos savybės niekas neturi ir domino kauliuko netitinka, paprašykite žaidėjų pasakyti kitą savybę, kad grandinė būtų tęsiama. Patarimai vadovui. Aukščiau pateiktos savybės yra tik pavyzdžiai. Žmogus gali pradėti pasakydamas bet kokią savybę, nesvarbu, ar ji matoma ar nematoma. Svarbu tai, kad grupės nariai iš tikrųjų sukurtų fizinį kontaktą. Tai sustiprina bendrumo jausmą. Būdas, kuriuo kuriamas kontaktas, gali būti galvos lietimas, apsikabinimas, pėdų sudėjimas kartu, žaidėjai gali stovėti arba gulėti. Jeigu siūlomos savybės kartojasi, galite paskatinti dalyvius sugalvoti kitokių. Geriausia, kai savybės yra sudėtingesnės, jūs galėtumėte paskatinti grupę sakyti matomas savybės. Drabužių arba plaukų spalva, nematomas ar asmeninis, tai yra pomėgiai, mėgstamiausi valgiai, daina ar kitas savybės susijusios su tema. Aš galvoju, aš manau.